Pakalbėkim apie Lietuvos elitą ir politikus. Nusileidžia nuo kalno vyriokas. 5 metus išbuvo kalnuose, toks mužikas toks, moterų nematė, galvoja, blembački, reikia moterų. Nuvaro viešnamį, saka, 5 metus nemačiau moters, duokit man pačią jūsų galingiausią. Duoda jį paprastai, eilinę duoda. Nueina į kambarį, tik tai žiūri, durys atsidaro, išbėga, baisu ir išbėga mergiotė. Ta prižiūrėta žiūri, supratau, duosim rimtesnę mergiotę. Duoda rimtesnę mergiotę, ta nuveina, pamintas ir vėl išbėga, baisu, eikit, tipo, išbėga. Šimnik galvoja, čia jau visai įdomu, kas ten per baisu. Eisiu pati įsiaiškinti, tokia moteriška normali, metuose, ta prasme, jau savo darbą atidirbasi, jau viešnamį turi. Nuveina, visomgi įdomu, kas čia dabar bus? Praėjo 15 minučių, visie garsai, ai, nieko. Praėjo pusvalandis, ai, nieko. Praėjo valandą, ai, nieko. Po 3 valandų išeina, viso klausia, kaip? Jo, baisu, bet ne, baisu. Tada štai tai pas mus ir dabar Lietuvoje pasirinkimas. Tarp baisu, labai baisu ir nepakenčiama. Mes neturim gero varianto, gero pasirinkimo. Ir žiūrint, kas dabar vyksta Lietuvoje, su mūsų valdžia, su mūsų naujoji valdžia. Aš dar kada buvau Madagaskarė, tai 23 metų gruodį įrašinėjau artėjančiam rinkimam, kaip reikia balsuoti. Ir sakiau, hebra, jeigu norit ilgiau gyventi ramiau ir griaut valstybę pabiškį, balsuokit už senuosius, ta prasme, už konservatorius. Jie griaus valstybę, bet jie griaus valstybę pabiškį. Nauji atėję, jaunimas, jie berazumai, jie manikenai, jie jau nebe žmonės, jie mąstyti nemoka. Apie strateginis mąstymas, žodžiai, nei strategija, nei mąstymas, jiems nėra žinomas. Pažiūrėkit dabar, kas darosi su Baltarusija ir su šitais fūrom. Patarėjai. Jau Laisvės partija buvo, jau galvojau, tokia aukščiausio intelekto lygio, ten jau kaip tenai, pokyčių, bet jie tik tai tą ir sugebėjo daryti. Bet šitie atėjo, tai kad Baltarusija mūsų šitų neišleidžia. Mes tai jų neleidžiam. Bet jie turi mum išleisti. Ko jie mąsto, nežinau, taip pat mėlieji. Kaip nebūtų keista, kaip žuvytės nesistebėtų, bet realiai konservatoriai dabar valdžioj būtų buvęs geresnis pasirinkimas Lietuvoje. Bet primenu, mes renkamės iš 2 šūdų. Šūdas, kur tik tai nedaug įsitepė, blogai, tarp labai blogai ir nepakenčiamai. Tai greičiausiai mes pasirinkom nepakenčiamai ir šita valdžia, manau, kad pabaigs Lietuvą sugriauti, sulyginti su žeme iki savo kadencijos pabaigos. Ir mes aplamai gyvenam tokį gyvenimą, kai mes savo gyvenimuose, savo rinkimuose irgi dažniausiai renkamės tarp blogai baisu ir tarp baisu. Ir kas keista, kad žiūri iš visus į jūs, jūs visi renkatės baisu. Niekas nesirenka baisu. Jums dabar atrodo, kad tai nebaisu, kad kažkas įvyks stebuklas, kad kažkas pasikeis. Galiu jums visus nuliūdinti. Stebuklų nebus, nors aš pats užsiminėjau metafiziką, padėjau žmonėm keisti gyvenimą, tai aš sakyti, kad tai yra stebuklai. Ne, stebuklų nėra. Žinot, kas yra sėkmė pagal žydų posakį? Sėkmė tai yra sunkaus didelio darbo rezultatas. Taip pat ir stebuklas. Stebuklas tai ateina į tavo gyvenimą, kai tu darai, kai tu turi savo norus, kai tu turi savo kelią, kai tu žinai, kas tu toks, kai tu ne manikenas, kai tu žmogus ir kai nelink to. Ir tu atrodo, eini, darai, sunku būna, po to, vyksta pasikeitimai. Tai yra kvantinis žingsnis arba kvantinis pasikeitimas. Taip mes jau gyvenam, o jūs einate atvirkščiai. Jūs valdžiatam apie mūsų, net galim, jau sakiau. Ir taip matau, kad jie degraduoja, kiekvieną naują kartą degraduoja daugiau. O tu ką savo gyvenime darysi? Toliau kartu su valdžia degraduosi? Rėksi, kad Putinas blogas, kad Zelenkis blogas, kad konservatoriai blogi, kad oras blogas, kad valdžia bloga, kad gyvenimas blogas, kad globalistai, debilistai ar dar kas nors trukdo tau gyventi. Ok, mes tam netrukdysim. Vieni kitiems savo netrukdysit, vieni kitiems padedat tuo keliu eiti. Bet kokiu atveju,
Tu esi nuostabus. Nesvarbu, kokį kelią pasirenki.